Yra gydytojų, kurių laukti nereikia. Manodaktaras.lt. Sveiki, 15 min skaitytojai ir žiūrovai. Šiandien studijoje kalbėsimės apie nerimą. Kiek nerimauti yra normalu, kaip atpažinti tą nerimą, kaip apie jį kalbėti, kaip su juo kovoti. Šiandien pristatau studijos svečią, Manodaktaras.lt platformoje konsultuojančią psichologę Justiną Rybakovaitę. Sveiki. Sveiki. Tai pakalbėsime tokia tema, kuri rudenėjant tikrai yra aktuali, pati tą minėjote. Gal pradėkime nuo tokio paprasto dalyko, kas tas nerimas yra, nes turbūt netgi jūs, kai klausėte pacientų, jie turbūt jums skirtingai apibūdina, ar ne? Vieniem tai minčių chaosas, kiti gal jaučia kažkokius fizinius netgi jausmus. Tai jeigu kalbėtumėm apie nerimą, pačiu paprasčiausiu būdu, kaip galima apsibrėžti, kas yra nerimas. Nerimas yra emocija. Emocija lygiai tokia pati, kaip ir pyktis, džiaugsmas, liūdesys, pasitenkinimo jausmas, ar ne? Ir lygiai taip pat kaip ir kylančios emocijos, visos mums jos yra reikalingos. Tai nerimas yra mūsų emocija, o emocijos pagrindinė funkcija yra suteikti mums informacijos apie pasaulį. Ir pasaulį, kuriame mes esame, ar ne? Ir nerimo funkcija yra mus įspėti apie galimą pavojų mūsų aplinkoje. Tiesa, su nerimu susiję pojūčiai, jie dažniausiai būna susiję ir su įsivaizduojamais pavojais, ne tais, kurie iš tikrųjų yra realūs. Tai nerimo pati funkcija yra mums suteikti informacijos apie pasaulį, tačiau svarbu atkreipti dėmesį, kiek tas nerimas, jisai paskui išsiplėtoja ir ar nepradeda trukdyti mums gyventi. Ar dažnai tiesiog dabar pasižiūrėtumėt, ar ne, mes daug kalbame apie emocinę sveikatą bendrai dabar, kas yra labai ir sveikintina, bet ar yra kažkokių kraštutinumų, ar apskritai tokių net nebūna, kad kiek besakytų jums žmonės, aš nerimauju, tai yra gerai, nes reikia su tuo bet kokiu atveju dirbti. Kaip jūs pastebit, ar padaugėja tokių? Iš tikrųjų, nerimas yra viena dažniausių problemų, su kuriomis kreipiasi klientai. Ir nerimas iki tam tikros normos yra normalu. Ar ne, kaip ir minėjau prieš tai, bet jeigu nerimas pradeda trukdyti mums normaliai funkcionuoti gyvenime, normaliai funkcionuoti mūsų kasdienybėje, trukdo mūsų santykiams, darbams, tikslų siekimui, tada mums verta atsistoti ir atkreipti dėmesį. Galbūt po to nerimu yra didesnė problema, ar ne, nes nerimas kaip nerimas yra emocija, tačiau mes turim ir nemažai nerimo sutrikimų. Tai jeigu nekreipiam dėmesį į nerimą tada, kai jisai jo prasideda, jo padaugėja, galbūt prevenciškai neužsiemam tam tikrom praktikom, būdais, kaip galime mažinti nerimą, stresą savo kasdienybėje, tai vėliau gali ir pasireikšti tam tikrais sutrikimais, kaip panikos sutrikimai, tam tikros fobijos, obsesinis kompulsinis sutrikimas, generalizuotas nerimas. Na, iš tikrųjų mes turim tikrai nemažą spektrą nerimo sutrikimų. Tai vėlgi svarbu atkreipti dėmesį, ar žmogui šitas nerimas trukdo normaliai funkcionuoti kasdienybėje, ar vis dėlto ne. O įmanoma tą kažkaip savo įsivardinti pačiam, ar ne? Dabar galbūt, kol mes kalbame, žmogus galvoja, ar man čia būtina ateiti, ar ne pas jūs, kad jūs pasakytumėt, taip, tau reikia truputį padirbėti, ar yra kažkokių, nežinau, keli klausimai savo, kurias galėtum atsakyti ir jau tai būtų tam tikras signalas, kad tas nerimas nėra tinkamai kontroliuojamas. Tai iš esmės pats nerimas, jisai dažniausiai reiškiasi 3 dimensijose. Tai mūsų mintise, ką mes galvojam, tai neretai būna, ar ne, kad mūsų smegenyse pradeda kurtis tam tikri scenarijai. Ne, ir jeigu mes pradedam galvoti apie ypatingai ateities perspektyvą, galim susikurti savo N+K įvairiausių scenarijų, kurie paskui mums ir trukdo normaliai gyventi ir funkcionuoti. Tai vienas iš aspektų, ką svarbu atkreipti dėmesį, tai kaip man pavyksta tvarkyti su savo mintimis, ar aš galiu sukontroliuoti
sukontroliuoti tų scenarijų kūrimą, kurie užsisuka mūsų galvoje. Blokuoti, išjungti. Ne tai, kad išjungti, bet jie tiesiog leidžia gyventi toliau, ar ne, netrukdo miegoti. Pavyzdžiui, labai dažnas iš simptomų, ar ne, būna, kad žmogų pradeda kankinti nemiega nuo nerimo, ir nes jisai atsigula į lovą vakare ir tada pradeda galvoti ir jo užsisuka varikliukas, labai gražiai pasakyta, ir tuomet jau žmogus kuria vieną scenarijų kitą ir dažniausiai tie scenarijai jie apie blogiausius galimus variantus susisuka. Kita dimensija, kitas spektras, į ką svarbu atkreipti, tai į fiziologiją, į mūsų kūną. Kaip mūsų kūne reiškiasi nerimas. Kadangi, jeigu mes kalbėjom prieš tai apie mintis, tai mūsų protas taip jau veikia, kad jisai nesugeba atskirti, kurios mintis yra tiesa, o kurios nėra tiesa. Ir mūsų protas ir kūnas interpretuoja kiekvieną mums kilusią mintį kaip absoliučią tiesą. Tai jeigu aš įsivaizduoju baisiausią scenarijų, kaip man kažkas nepasiseks, kaip aš su kažkuom nesugebėsiu susitvarkyti savo gyvenime, kūnas iš karto tai priima kaip, kad tai jau vyksta dabar, jau dabar yra kažkas labai labai baisaus. Tada automatiškai prasideda ir streso reakcijos, ar ne, tos vadinamos pulti arba bėgti reakcijos, kai mūsų kūne išsiskiria ir tam tikri hormonai, kurie priverčia mūsų kūną aktyvuoja, ar ne? Jis paruošia mūsų kūną reaguoti į tą pavojų. Ir fiziniai simptomai gali būti patys įvairiausi, ar ne? Tai širdies padažnėjęs plakimas, padidėjęs kraujospūdis, kvėpavimo ritmas sutrikęs, prakaitavimas nuolatinis, raumenų įtampa atsirandanti, ar ne? Kur jeigu kilo kažkoks tai pavojus mūsų kasdienybėje, šitos kūno reakcijos jos aktyvavosi, viskas tvarkoja. Jos padeda mums susikoncentruoti, susikaupti ir susitvarkyti su kilusiam situacijom. Bet jeigu tai tęsiasi nuolatos, tai aišku, vėliau tai gali peraugti ir į tam tikras ligas. Ne, dėl ko žmonės dažnai pradeda ne į psichologą kreiptis ir ieškoti, kas vyksta, o pirmiausia keliauja pas šeimos gydytoją ir sako, man su širdim kažkas blogai, aš negaliu naktimis miegoti ir panašiai. Tai mintis, mūsų fiziologija ir elgesys. Kaip nerimas reiškiasi per mano elgesį, ar ne? Ar aš galiu toliau normaliai bendrauti su savo artimais žmonėmis, kolegomis? Ar aš galiu susikoncentruoti ir vykdyti savo kasdienės užduotis? O galbūt nerimas yra toks didelis, kad aš nebesusitvarkau su kasdieniais dalykais. Tai jeigu kažkurioje vietoje jaučiu, kad jau man sunku su šituo nerimu gyventi, rekomenduojama kreiptis į specialistą. Visada geriau anksčiau negu vėliau. Ar žmonės atpažįsta, ar žmonės gali įvardinti, ar ne? Ateina jums sako, aš jaučiu didžiulį nerimą. Ar jie kaip tik dažniau sako, kad aš nesuprantu, ar ne, kas vyksta, ir jūs po to besiaiškindama suprantate, kad vis dėlto čia buvo tai? Ir taip, ir taip. Būna klientai, kurie ateina ir labai aiškiai vardina. Man didelis nerimas, aš negaliu su tuo daugiau gyventi, noriu savo padėti. Kiti ateina ir sako, jaučiu, kad kažkoks jaudulys nuolatinis. Kiti įvardina tiesiog, kad man nuolat sukasi mintis ir aš jų negaliu sustabdyti, tai kaip galiu pakeisti tas mintis, kad jos nebetrukdytų gyvenime. Labai, labai įvairiai priklauso nuo žmogaus. Galbūt kas dažnai dabar ypatingai pastebėjau kabinete, žmonės pradėjo pakankamai madingai vartoti savoką panikos atakos. Ir ateina, sako, man prasidėjo panikos atakos, per dieną patiriu po 5. Tai čia šitoje vietoje tiesiog pasiaiškinam tada, ar tikrai... Nerimo atakos. Jo, dažniausiai tai būna padidėjęs nerimas, tai nebūna panikos ataka, nepaisant to, kad panikos ataka irgi yra... Tai gali būti. Taip, iš nerimo ateinanti. Ne? Ar apskritai jūs pastebite kažkokias tendencijas? Mes apskritai dabar išgyvename tokį tikrai sudėtingą laikotarpį, ar ne? Pandemija, tada po jos tikrai didžiulis nerimas susijęs su karu, kuris iki šiol tęsiasi. Tai šitas ir kas dar, kodėl žmonės nerimauja? Jie visi kažką įvardina greičiausiai. Tai dažniausiai kylančios mintis ir keliančios nerimą yra susijusios viena prasme mintis apie save,
apie tai, kaip aš vertinu save šitame pasaulyje, kuriame aš esu, kaip vertinu savo galimybės ir gebėjimus susitvarkyti su kylančiais tam tikrais iššūkiais. Kita dalis yra mintis apie kitus, kaip aš jaučiuosi šalia kitų, kaip aš vertinu kitus, dažnai būna, kad pradedame lyginti su kitais. Toliau apie pasaulį, kuriame mes funkcionuojame. Ne? Tai nerimo tikrai labai padaugėjo pandemijos kontekste, padaugėjo, kai sužinojom apie karo situaciją ir tai, kas vyksta dabar. Taipogi ekonominė situacija, kuri kelia labai daug grėsmės, nes nuolat girdime, kad kažkas gali būti negerai. Ir nerimas jisai irgi dažnai yra apie ateities perspektyvą. Ne tai, kas vyksta čia ir dabar, bet apie tai, kas aš galvoju įvyks ateityje. Tai nežinau, kaip susiklostys karo situacija, galbūt yra grėsmė didžiulė Lietuvai ar ne, ir tada ką man reikės daryti, kaip susitvarkyti, kaip padėti savo šeimai. Nežinau, kaip klostysis ekonominė situacija, ar sugebėsiu su tuo susitvarkyti. Smegenys piešia baisiausius scenarijus, kyla nerimas ir to pasekoje paveikiamas žmogaus kasdienis gyvenimas. Jūs štai minėjote tą tamsą, kuri šiuo atveju mes prieš tai pakalbėjome apie globalius dalykus, kurie daug liečia šalių, ar ne? O mūsų tas klimatas, jisai vis tiek ne visus liečia, ar ne, kokie ispanai truputėlį kitaip gyvena. Atrodo, kad tas organizmas gal ir turėtų prisitaikyti prie to, kad taip jau yra, mes turim tos vasaros netiek ir daug, ar ne, mes taip gyvename eilę metų, tai čia anoks nustebimas, kad tas ruduo ateina, kad dabar ilgasis tamsusis sezonas, bet jūs sakėt, kad tai pakankamai veikia žmonės. Iš tikrųjų, artėjantis tamsesnis metų laikas, jis paveikia mūsų bendrą emocinę sveikatą. Ir dar kol kas neatėjo, bet jau dabar galiu pasidalinti, kad jau klientų tarpe girdisi padidėjęs nerimas. Nerimauju, kaip susitvarkysiu su tamsiu periodu, nes tuomet aš jaučiuosi prasčiau. Tuomet aš turiu mažiau energijos, tuomet mano nuotaika prastesnė ir ypatingai nerimas dabar rugpjūčio pabaigoje padidėjo prieš prasidedant naujiems mokslo metams, naujam darbiniam sezonui pas daugelį, ar ne, jisai intensyvesnis vėl prasideda. Ir grįžta prisiminimai iš praėjusios žiemos, kada mes iš tikrųjų turėjom labai ilgą tamsų laikotarpį, pakankamai mažai šviesių saulėtų dienų. Na, o tamsus periodas jisai automatiškai įtakoja ir mūsų emocinę savijautą, kadangi tai yra susiję ir su fiziologija, ar ne, viena mes gaunam mažiau vitamino D, mažiau saulės šviesos, kuri yra patvirtinta ir moksliniais tyrimais, siejasi su geresnė emocinė savijauta, padidėjusiu energingumu. Lygiai taip pat keičiasi ir mūsų cirkadinis ritmas, kadangi mes turim ar ne trumpesnės dienas, ilgesnius tamsius periodus, kas vėlgi įtakoja ir bendrą savijautą, dažniausiai tai siejasi ir su tam tikra socialinė izoliacija, kadangi prastesnis oras, tamsesnis periodas, žmonės labiau linkę būti namuose, mažiau kontaktuoti galbūt su kitais žmonėmis, mažiau laiko leidžia gryname ore, kas vėlgi siejasi su mūsų geresnė emocinė sveikata. Tai kompleksas dalykų, kurie iš esmės pasikeičia neretai statistiškai. Ir visai daug komponentų pasikeičia. Taip. Kaip jūs sakytumėt, ar tas atsparumas apskritai, ar jis yra kažkaip tai iš dalies paveldimas, ar kažkur vaikystėje susiformuoja tas, ar ne kažkoks problemų sprendimas vienoks ar kitoks, kas nulėmė tą atsparumą nerimui ir visom kitom tom emociniam bėdom? Tai iš tikrųjų labai kompleksiška, ar ne, ir vieno konkretaus atsakymo nėra. Taip, vienas siejasi ir su tam tikrais biologiniais genetiniais veiksniais, kad vieni žmonės gimsta jautresni negu kiti, ar ne, jautresnis smegenų reaktyvumas į išorinius dirgiklius, bet lygiai taip pat ir siejasi su žmogaus gyvenimiška patirtimi. Pavyzdžiui, kokios patirtis buvo žmogaus gyvenime jam augant. Jeigu vaikas savo aplinkoje patyrė patyčias, galbūt negavo tėvų rūpesčio ar emocinės paramos, buvo
patyrė smurto, matė savo šeimoje disfunkcinius dalykus, patyrė traumuojančių patirčių, tai vėlgi įtakoja ir žmogaus galimas emocinės ir būtent nerimo problemas ir ateityje. Ir aišku, nemaža dalimi prisideda ir išmokimas, nes vaikai augdami ir stebėdami savo tėvus irgi perima tam tikras reakcijos modelius. Tai jeigu mama, tėtis šeimoje pakankamai nerimastingi, nerimauja dar dalykų, kurie gali atsitikti, perdėtai saugo vaiką nuo pavojų, kurie gali ištikti pasaulyje. Nupiešia, kad pasaulis yra nesaugus, kad pasaulyje vyksta baisus dalykai ir kad turi nuolatos saugotis, tai aišku, tada ir vaikas tą perima ir paskui jis jau į pasaulį eina su įsitikinimu, kad tas pasaulis yra nesaugus. Tai galimas ir išmokimas iš to, kame vaikai užaugo. Aš esu ne kartą girdėjus tokį, ne iš vieno žmogaus, kad kažkaip jaučiuosi taip, lyg norisi tas rankas vis trinti, kažkas čia viduje malasi, bet man viskas gerai. Kai žmonės nepažįstat, kas čia nutiko, ar tokius pasitaiko situacijų ir kaip jūs atrandat tą, ar ne, kas nutiko? Jo, tai čia iš tikrųjų yra darbas su klientu ir tas darbas gali būti pakankamai ilgas, kuomet mes aiškinamės, ar vis dėlto po tuo negebėjimu įsivardinti, kodėl aš negaliu išbūti su nerimu savo kūne, yra kažkokie tai įsitikinimai, kurie kelia man nerimą. Galbūt aš savo gyvenime darau dalykus, kurie absoliučiai prieštarauja mano vertybėms ir įsitikinimams ir iš to kyla nerimas, nors atrodo viskas tarsi... Man atrodo, 20 metų dariau ir viskas teisingai atrodo, bet keičiasi. Ir iš tikrųjų neretai būna, kad atrandam tas priežastis, galbūt ten yra giluminis vidinis nesaugumo jausmas, ar ne, toje aplinkoje, kurioje aš esu, arba su tam tikrom situacijom, kuriuo aš sąmoningai nesugebu dar įsivardinti. Aišku, būna ir atveju, kuomet, iš tikrųjų tos kylančios nerimo reakcijos, jos neturi pagrindo ir tuomet įtraukiam ir gydytojus psichiatrus, ar ne, tiesiog pasikonsultavimui, pasižiūrėjimui, ar nėra ten kažkokio tai nerimo sutrikimo, nes tos nežinojimas, iš kur nerimas ateina, jisai gali būti vienas iš generalizuoto nerimo simptomų, bet jokių būdų nesinori, kad dabar čia diagnozuotų žiūrovai savo tam tikrus sutrikimus, ne, tikrai, bet svarbu į tai atkreipti dėmesį. Nes jeigu mes nekreipiam dėmesį ilgalaikį nerimą besitęsianti, tuomet tada tikrai išauga tikimybė, kad gali išsivystyti sutrikimas. Kiek šansų apskritai yra padėti savo, nes mes iš tikrųjų visai nemažai kalbam apie emocinę pagalbą savo pirmiausia, besidomint ar ne visokiais būdais. Iš jūsų patirties, kaip atrodo, ar žmogus apskritai geba pats save kažkaip, nes atrodo, save vertinti sudėtinga labai yra ir savo kažkokius irgi pagalbos būdus taikyti savotiškai toks įdomus principas. Tikrai taip. Svarbiausia, pirminė rekomendacija, žiūrėkim prevenciškai. Ne, ką mes galim padaryti iki, o ne jau kai tuo metu. Ne, tai tikrai plačiai dabar kalbamos pačios įvairiausios strategijos, kaip padėti savo mažinti nerimą, kaip padėti savo valdyti stresą, kaip atsipalaiduoti. Tai aš mėgstu pajuokauti pirmiausia, tai į 3 dalykus svarbiausia atkreipti dėmesį, ne, miegas, maistas, sportas. Ne, čia yra mūsų kiekvieno žmogaus pagrindas emocinės sveikatos ir geros fizinės savijautos, ar ne? Miegas, jeigu aš negaliu jeigu normaliai neišsimiegu, nepailsiu, neatsistatau, automatiškai esu jautresnis savo kasdienybėje ir labiau reaguoju į išorinius dirgiklius. Ir vidinius taip pat, ar ne, kurios susikeliu. Maistas stipriai įtakoja, ar ne, kokį aš mitybos racioną renkuosi. Fizinis aktyvumas, kad mes galėtumėm atsikratyti įtampos, kuri kyla mūsų kasdienybėje, ne. Natūralu, kad mes patiriam tam tikras stresinės reakcijas, tam tikras streso lygis, mums jį patirti yra normalu, tai yra būtina, kad mes galėtumėm augti, kad galėtumėm funkcionuoti, kad galėtumėm tobulėti, tačiau susikaupusią
įtampą raumenyse ir kūne mes turim atsikratyti vienaip ar kitaip. Grynas oras, relaksacijos, meditacijos, ar ne, mindfulness, dėmesingo įsisąmoninimo praktikos. Šiais laikais mes turim galybę būdų, kaip savo palengvinti, ar ne, netgi kaip praktikas tam tikras daryti yra ir tam tikrų programėlių, kur atsisiunčiam ir galim fiksuoti tiek savo mintis ir gauti tam tikras atsipalaidavimo praktikas ir fiksuoti bendrąją savijautą. Ir dienoraščio rašymas ypatingai efektyvi priemonė, kuri veikia tiek prevenciškai, tiek jau patiriant, išgyvenant stipresnės emocijas ar patiriant didesnį nerimą. Tai ir nepareflektuoju, kas su manimi vyksta. O kai kyla didesnis nerimas, tai jau praktiškai kiekvienas mano klientas žino, kad visada dalinuosi. Jeigu kyla labai daug minčių arba kyla labai daug emocijų, ar jauti, kad negali užmigti, kelkis, imk lapą popieriaus ir rašyk. Rašyk viską, kas tuo metu kyla viduje. Nereikia gražių paragrafų, nereikia nuoseklių sakinių, tiesiog išrašyti mintis, kurios mums kažkoks toks fiziškas atsikratymo veiksmas. Taip, nes kas vyksta? Iš mūsų organizmų mums reikia kažkaip išsiventiliuoti, ar ne? Tai rašymas yra vienas iš būdų, kaip pasikalbėti ir su savimi, pakviesti į dialogą patį save, bet ir pamatyti, kas su mumis vyksta. Lygiai taip pat traukiamos ir skirtingos sensorikos, ar ne? Ne tik tai viduje sukame scenarijus, bet lygiai taip pat ir paimame lapą, rašiklį, iš karto jutimą savo įjungiam, ar ne? Tada pats rašymas. Jūs ir pati taip darot? Taip, žinoma, rašau dienoraštį kiekvieną dieną rytais, kitiem patogiau rašyti vakarais. Tiesiog pareflektuoti ir pamatyti, kaip aš jaučiuosi, kas vyksta su manimi. Mes tai juokajam su bičiulė, jeigu yra blogai kokią 8-9 val. Vakaro, tai sprendžiam rytoj. Ir Taip, čia irgi labai geras. Ir paprastai rytoj, ryte jau dažnai labai nebereikia spręsti. Taip. Tik ką rekomenduočiau, jeigu blogai vakare, nesigriebti alkoholio ar ne, ar cigarečių, bandant atsipalaiduoti greičiau, nes to pasiekoje mes susikeliam savo dar didesnės nerimo reakcijas vėliau. Apskritai, jau kalbėtumėm apie tos susitvarkymo ar ne kažkokius tai būdus, jūs paminėjote tokius 3, ką jūs akcentuotumėt, bet žmonės paprastai ieško ir tų vitaminų D ar ne. Kokių dar, ar nežinau, tokių, sakykime, būdų, kurie galbūt netokie tradiciniai ar ne, arba, nežinau, atrasti savo, ar ne, knygos kažkoks skaitimas, ar gali būti kažkokie tokie terapiniai dalykai? Tai tikrai taip, bet vėlgi tai yra labai individualu. Mes dėja neturim vieno recepto, kuris tiktų absoliučiai kiekvienam žmogui. Labai priklauso nuo žmogaus asmenybės, nuo jo gyvenimo būdo ir nuo jo, kas jam tinka ir patinka. Todėl apie savipagalbą kalbant, aš visada kviečiu išbandyti kiek įmanoma daugiau būdų. Nevertinti, man padės ar nepadės, kol nepabandžiau. Ir įsisąmoninti savo, kad kartais mums reikia ieškoti naujų savipagalbos būdų. Ar ne? Jeigu aš kažkada skaičiau knygas ir man tai padėjo atsipalaiduoti ir jaučiausi geriau, tai nebūtinai reiškia, kad visą gyvenimą man knygos padės atsipalaiduoti ir įveikti ir atsitraukti, ar ne? Nuo galbūt kažkokių tai minčių, kurios man neleidžia atsipalaiduoti. Išbandyti vis naujų būdų, naujų dalykų. Jeigu kažką tai išgirdau, sudomino, pabandyti. Jūsų nuomonė, bičiulis arba šeimos narys, sutuoktinis ar ne, nežinau, dukra, vaikas, ar labiau gali padėti, ar vis tik geriau yra, nežinau, kartais sako, ar ne, pokalbis važiuojant autobusu su nepažįstamu žmogum, kuris tavęs nevertina, kartais net yra toksai labiau ištraukiantis iš to kažkokio, tai nežinau, išsikalbi ir lyg palengvėja, ar ne, nes ne visada gali su artimu kalbėti žmogumi. Kaip jūs matote, ar žmonės linkę dalinti su bičiuliais kažkaip kabintis ir
Šiaip kalbėjimas su artimais, bičiuliais, aplinkos žmonėmis yra veiksminga savipagalbos priemonė, kadangi mes galim užmegzti kontaktą, ryšį, o ryšyje mes visada jaučiame saugesni. Yra kita medalio pusė, ne visi žmonės geba mums atliepti tuometinius mūsų poreikius, tai čia yra dvi pusės, ir ne viena įsivertinti savo, ar man tinka su konkrečiu žmogumi dalintis tam tikrai savo išgyvenimais, nes tikrai ne visi gali atliepti taip, kaip mums reikia tame momente. Bet ir iš kitos perspektyvos, jeigu aš esu tas žmogus, su kuriuo dalinasi, ne kaip aš atliepiu į kito žmogaus pasidalinimą savo išgyvenimais ar emocijomis. Nes labai dažnai visuomeniai vis dar mėgstam vartoti tokias savokas kaip atsipalaiduok, viskas bus gerai, ko tu čia nervinėsi, taigi čia tokie menkniekiai. Dažnai iš tikrųjų labai sunku sureaguoti. Taip. Tiesiog domėtis. Sudėtinga, bet lengva. Domėtis ir stengtis suprasti, kas su žmogumi vyksta. Daliniesi, kad tau yra neramu. Gali papasakoti daugiau apie savo nerimą. Gali papasakoti apie tas mintis, apie tos scenarijus, kuriuos tu kuri. O iš kur tu galvoji, kokie faktai pagrindžia tai, ką tu dabar galvoji, kad gali nutikti arba kas vyksta, domėtis. Vietoj to, kad savo nuomonę ir sprendimo būdų siūlyti, tiesiog pasidomėti ir pasiklausti, bandyti suprasti kitą žmogų. Nes šiaip dažniausiai, kai žmogus dalinasi, Jis nenori patarimų. Jo, kaip taisyklė, jisai vienai, čia jeigu mes nekalbam apie sutrikimus, ar ne, tai žmogus jisai ras būdą, kaip išsispręsti savo susikloščią situaciją. Jam tiesiog reikia išsikalbėti ir pasijausti suprastam bei išgirstam. Dabar tokį turim pakankamai paradoksalią situaciją. Daug mes tą emociniai sveikatai lyg ir skiriame dėmesio. Nes kur be pasisuksi, ten mes apie emocinę sveikatą kalbame. Kita vertus, ta emocinė sveikata nėra tokia gera. Trūksta ir laiko turbūt žmonėm. Ar video konsultacijos, nes net keli žmonės pažįstu, kurie kalbasi su psichologais, ta prasme, Zoom ar kažkaip kitaip. Vienas klausimas yra, ar jos jau tapo natūralios, nes man atrodo, kad to fizinio kontakto nebuvimas gali turėti ir teigiamų ir neigiamų dalykų. Tai kokios jūsų patirtys būtent dėl to, kad labai daug tikrai dabar persikelia į internetinę erdvę, kas ir mano daktaras po to. Vėlgi, tai labai individualu. Vieniems žmonėms labai tinka nuotolinės konsultacijos, kitiems žmonėms visiškai netinka. Kas yra tikrai matoma, kad nuotolinių konsultacijų skaičius stipriai yra išaugęs ir jis išaugo būtent pandemijos metu, kadangi nebuvo kitų galimybių, kaip susitikti su specialistais, tik tai nuotoliu. Žmonės pasibandė ir pamatė, kad visai gali būti veiksminga, ar ne? Ir mano pačios praktikoje tai turiu turbūt labai panašų skaičių žmonių, su kuriais mes dirbam tik nuotoliu, o su kuriais dirbam tik tai gyvai, su kai kuriais mes dirbam ir taip, ir taip. Tai iš tikrųjų svarbu pačiam žmogui įsivertinti, ar jisai gali, ar ne, dirbti būtent su specialistu nuotoliu. Daugelis žmonių renkasi labiau kartais ateiti į gyvus susitikimus, kadangi neturi galimybių, kur rasti erdvės, ar ne, kurioje galėtų pasikalbėti su specialistu. Tačiau jeigu aš turiu saugią erdvę, kur galiu tikrai atsipalaiduoti, žinau, kad kažkas neįeis į kambarį, nenutrauks pokalbio su specialistu, tai yra lygiai taip pat veiksminga, kaip ir susitikimai gyvai. Būna žmonės nori pirmą, antrą konsultaciją ateiti, susitikti gyvai, pajusti kontaktą, apšilti jo, susipažinti, o paskui mes perkeliam konsultacijas į nuotolį. Dėl darbo situacijos. Taip. Bet šiaip ar padaugėjo bendrai konsultacijų skaičius pastaruoju metu? Sunku vertinti, padaugėjo ar nepadaugėjo, bet iš tikrųjų žmonės kreipiasi. Ir kreipiasi drąsiai, ką tikrai galiu pastebėti, kreipiasi pačio įvairiausio amžiaus žmonės, tikrai kreipiasi ir jauni,
dar studentinio amžiaus, ar ne, žmonės, kurie, jaunuoliai, kurie tikrai nori jau anksti pakankamai pradeda suprasti, kas su jais vyksta, kad reikia tvarkyti su tam tikrais dalykais, todėl jie kreipiasi labai drąsiai, bet lygiai taip pat ir vyresnio amžiaus žmonės kreipiasi. Tai įvairu. Ir pastebėjau, kad vis daugiau žmonių kreipiasi ne tada, kai jau yra visai blogai, Kad anksčiau. bet jau ir anksčiau su intencija, kad noriu savo padėti, noriu geriau save pažinti, noriu save apsaugoti nuo kažkokių tai galimų kitų scenarijų, nes savo aplinkoje matau, ar ne? Ir tas labai džiugina, nes seniau turbūt, kol mes mažiau kalbėdavom apie psichinę sveikatą, kreipdavosi žmonės, kai jau visai blogai. Ne? Mes prieš tai pakalbėjome apie tai, kad paprastai žmogus, jeigu jam yra neramu, greičiausiai iš mūsų nori dėmesio, ar ne, ar išklausimo, bet tai čia iš principo panašiai yra. Kiek nulėmė jautrumas aplinkos, draugų, šeimos, kaip pastebėti, ar ne, kad galbūt šį kartą žmogui reikia to dėmesio daugiau. Galbūt jisai sakė neramu, bet jau galbūt dabar jau reikėtų su juo susėsti ir kokie požymiai jūsų galva jau rodo, kad mūsų brangiam žmogui reikėtų arba mums skirti patiems dėmesio, arba jau patarti ir nukreipti. Turbūt tada, kai mes jau pastebime pokyčius žmoguje, pokyčius jo išvaizdoje, kaip jis atrodo, pavyzdžiui, gali būti, ar ne, nustoja rūpinti savo išorę, savo higieną, nors iki tol rūpindavosi labai pakankamai, ar ne, ir galbūt mes pastebime atsiradusius tam tikrus rizikos ženklus, padidėjęs alkoholio vartojimas, ar pastebim, kad žmogus ar pats įvardina, ar iš veido matosi, kad jisai prastai miega, neišsimiegojęs, ar ne, galbūt pastebim, kad labiau išsiblaškęs, emocijos svyruoja, ar ne, atsiranda galbūt pykčio protrūkiai, ko iki tol nebūdavo, galbūt didesnis jautrumas, ašaringumas atsiradęs. Tai jeigu mes matom, kad pasikeitė žmogaus emocijos, fizinė išvaizda ir tai, kaip jisai bendrauja, kaip jis tvarkosi su kasdieniais savo darbais, iššūkiais, komunikacija šeimoje, tada verta visada pasitikslinti. Geriau jau anksčiau, ar ne? Tiesiog paklausti, o kaip tu jautiesi? Aš pastebėjau ir įvardinti, ką mes pastebėjome tuose pokyčiuose. Gal nori pasikalbėti apie tai, kas vyksta? Gal jūs turit kokį auksinį patarimą, kaip nukreipti tą artimą žmogų? Mes nekartą esam kalbėję, kad lyg pasiūlymas, gal tau reikia pas psichologą. Taip, pridėme prie sienos ir ką. Bet ar kažkaip gal jūs pastebėt, kaip tam žmogui, ar ne, kaip jį kažkaip spustelti, kad jam atrodytų, kad jis čia gal pats nusprendė? Tai spustelti turbūt nereikėtų, bet viena, tai pirmiausia paklausti, ar ne, ar tu galvojai pasikonsultuoti su specialistu, ar ne, galbūt jau pačiam žmogui kylančios yra mintis, šiaip dažniausiai tikrai žmogus jau pagalvoja. Ir kai mes galvojam, kad čia mes kažką pasakysim visai ne taip, tikėtina pačio žmogaus viduje jau tam tikros mintis yra šiek tiek prasisukusios. Galbūt, jeigu esu pati lankiusis pas psichologą ar pas kitą specialistą, galiu pasidalinti savo patirtimi. Žiūrėk, aš susidūriau savo gyvenime su panašia situacija ir aš kreipiausi į psichologą ir man padėjo, jeigu padėjo, ar ne, gali būti ir visaip. Tai jaučiausi geriau, gal ir tu norėtum pabandyti. Pasidalinti kažkieno iš savo aplinkoje žinoma patirtimi. Žinau, kad mano aplinkoje mano draugas, draugė, pažįstamas irgi kreipėsi, susidūrė su panašia situacija. Gal tu norėtum irgi kreiptis. Ir čia ką mes galim padaryti, mes galim tikrai pasiūlyti žmogui kartu paieškoti specialisto, kartu paieškoti, kur gauti pagalbą. Nes jeigu yra kylančių daugiau emocijų, daugiau emocinių reakcijų, gali būti, kad žmogus neturės resurso viduje dar ieškoti, atsirinkti, kur čia būtų geriausia gauti pagalbos, ar ne, į ką kreiptis, tai mes galim kartu, ar ne, padėti žmogui pasiieškoti specialisto, žiūrėti, kokios platformos, kurioje galėtų žmogus gauti pagalbos ir tiesiog pasiūlyti, tu pabandyk, tau nepatiks, tau netiks, tu visada turi pasirinkimą nebeiti.
Kągi, ačiū labai, ačiū, kad atvykot, ačiū už pokalbį. Dėkoju visiems žiūrėjusiems, būkite dėmesingi savo ir kitiems. Geriausia. Visi gydytojai pirštu pasiekiami. Manodaktaras.lt